Sveiki visi. Taigi grįžtam prie mūsų. Dabar aš ruošiuosi dažymui. Čia viskas daugmaž aprinkta, kaip ir čia viskas jau gerai. Dabar aš išsikirpau iš anksto detalės korpuso, kad pasimatuoti ir matyti, ką man va čia reikės tvarkyti iš va šitų nesąmonių. Nes kažkas iš čia greičiausiai matysis, o čia vidų reikia nudažyti juodai. Tai tam aš kol kas dar nedažau, o susidėsiu, pasižiūrėsiu, ką man čia reikia dar prisišpakliuot ir ką man čia reikia pasiruošti. Dabar, kaip čia viskas sueis, tai irgi bus įdomu pamatyti dabar tuo pačiu atveju. Bet čia liktais aš nemačiau didelių problemų, per to, kad reikia tiesiog biškelį formas apsivalyti, kad jos susispaustų. Ypatingai tas buvo čia galiniai toj vietoj. Ir matau, kad dar reikės, nes yra vis tiek neužsispaudžia teisingai. Nesmė. Tai čia mes turim korpusėlį tokį. Dabar ką mes matom? Matom iš karto šitą skylę labai ryškiai. Čia užsidengs, tai reiškia šitoj pusėj šita skylė, šita ir šita matosi. Per vidų tenais nesimato kaip ir niekas. Čia toliau matosi šitas šitas. Čia reikės irgi užsišpakliuot. Pradžiai bandysiu aš pasišveist, bet čia liktais gilios. Kaip čia užstrigai. Gilios duobės, tai neužteks man tik tais pašveist. Šičia gal kaip kur ir užteks, bet liktais ne visur. Taip, pasižiūrim, kaip čia atrodys. Šiaip labai gerai vertinu šitą įrankį. Aš jį labai dažnai naudoju. Jisai pagreitina darbą stipriai. Ir šiaip kažkaip, toks visai jisai patogus dalykas. Jo, priekis abiejose dalyse išsiskuta gan lengvai, už tai šonai šitie, tai čia reikės būtinai išpakliuoti, nieko čia nebus kitaip. Čia užsidedam špakliaus, užsidėsim špakliaus ir šičia, nes čia nikaip kitaip gražiai aš neišsilyginsiu. Tiesa, yra kitoks špaklius, yra dar dvikomponentis toksai, kuris man šiaip patinka daug labiau, tačiau aš čia jo nelabai panaudosiu, nes jo, kaip čia pasakyti, jo gal paskirtis biškelį kitokia. Jisai daug labiau tinka, kai yra tarpai ir tos tarpus įtinais įspaustų. Ten jis tinka labiau. Jisai mažiau susėda, nes jisai, kitoks tiesiog. Jį reikia kaip plastiliną suminkyti, sumaišyti. Jisai mažiau susėda ir jį lengviau valdytis, ne toksai terliuzinamas. Bet su juo daugiau reikalų tokių yra. Kadangi dabar mes realiai susišpaklinom, tai dabar lauksim. Turi būtinai gerai išdžiūti, nes jau ko špakliaus, kol jis neišdžiūvo, negalima išvis niekaip valyti, nes tiesiog prisidarys daugiau reikalų. Būtina špaklių išdžiūvinti gerai ir jis džiūna labai ilgai. Jisai atrodo žiūrės, kad jisai jau išdžiūvęs, bet būna, kad tas išdžiūvimas tik paviršinis. Tas priklauso aišku nuo to špakliaus storio, kiek jūs dedat, bet aš mėgstu palikti iš tikrųjų beveik parai įdžiūt. Ir tada jau, kai samdžiūna, būna galima susišveisti taip lygiai gražiai. Tai
Tai dabar neatsisveikinu, tiesiog aš peršoksiu į kitą dieną, greičiausiai, kada jau bus galima užsiimti toliau šito reikalo. Sveiki visi, taigi kaip ir žadėjau, eisim prie dažymo. Tai aš užsidariau visas tas tokias skylutes, kurias aš norėjau. Užsišpakliavau čia susišveičiau, bus viską galima nusidažyti. Dabar aš dažysiu su gruntu iš tikrųjų. Ir turbūt aš ant grunto nieko nedažysiu, nebent tiktais jau ten biškelį šešėliuosiu arba murzinsiu. Naudoju Mr. Surfers, ar kaip čia gaunasi, 1500 tipo gruntą. Čia mano mėgstamiausias gruntas yra. Jisai yra smulkus. Jeigu norite grubesnio grunto, tai naudokite mažesnį skaičių. Čia pas mane jisai ganėtinai neblogai jau praskiestas buvo per laiką, bet tiek reikia jį susimaišyti. Šiaip būtų galima dažyti iš tikrųjų kitokių gruntų, kokius turit, po to dažyti juodą spalvą, bet kadangi aš turiu juodą gruntą, tai čia, sakykim taip, kad sutaupysiu. Iš tikrųjų matau, kad man reikės to juodo grunto dasipirkti, nes pas mane čia jau likę labai mažai. Taip pat tokį patį gruntą naudoju baltą. Jį iš tikrųjų irgi dažnai panaudoju kaip netgi pagrindinį dažą naikintuvų ratų nišoms. Ten kartais tinka balta, kartais turi būti ta vadinama off-white. Ten šiek tiek ant viršaus dar padažius galima išgauti tą patį. Na, gruntas vis tiek reikalingas, jis leidžia dažui prikibti ir gruntas ypatingai daug padeda, jeigu dažai teptuku. Mes teptuku turėsim dažyti diržus dar, tai mums šito reikalo reikės. Na, aš pasimaišiau, čia dažysiu gal aš su didesniu aerografu. Čia pas man yra 0,3, 0,2 čia nereikia, 0,5 čia irgi gal per riebus būtų. Kompresorius yra užpūstas. Pas mane kompresorius dabar yra atsuktas ties, kai čia gaunasi, maždaug 1,5 baro. Kas yra pats tas. Dabar reikia man dar prasivalyti iš anksto aerografą, nes tiesiog gera praktika yra jį prasipilt, kadangi aš nesu super pedantas ant jų priežiūros. Šios prasivalau tik tada, kada reikia. Šitas ryškiai pas mane yra pasikišęs. Gali būti, kad aš šį čia per visų filmavimus pamiršau netgi ir išsivalyti. Tas man nutinka, aš nesistebėkit ganėtinai dažnai. Būna užauga vat adatą. Nu, dabar jisai man neprapučia. Tai sprendimai su tokiais dalykais paprasti. Aš šiuo atveju dabar įsipyliau tool cleanerio iš Mr. Hobio. Adata šiek tiek pasukiojęs, aš ją lengvai trūkteliu. Ir jinai išsitraukia. Na taip, adata užaugus. Dabar man viskas bėga ant pirštų, nes teka tiesiog be adatos per kitas dalis. Aš jį šiek tiek taip praminkau. Apsivalosi pats su savim kartu šiek tiek, bet aišku yra nesprendimas. Naudoju valymo indą, ten jį prasipučiu. Čia gal reiktų šiek tiek dabar užsipilti ir prasiskalauti daugiau. Šiaip aš mėgstu visą laiką prieš dažant prasiskalaut, nesvarbu iš tikrųjų ar buvo valytas, ar nebuvo valytas. Tiesiog būna, kad atrodo išsivalai ir lieka dažas koks nors lašelis, tai ten kas nors jisai, užsikiša paspjaudo. Tai prieš dažant visą laiką dar, kaip čia, sudrėkinu adatą ir tada dar prasipušiu kažkur aplinkui. Pasižiūrėti, kaip jis čia pučia, kaip jis čia dirba, jeigu jis nespjaudo. Tada su dažais tą patį padarau be abejo ir dažom. Dabar, kadangi jau rodau, sakykim taip, parodysiu šiek tiek tebūnie tvarkingiau, kaip aš tiesa dažnai darau, ne visą laiką pripažinsiu, nevadinsiu, kad aš čia super tvarkinguolis, bet aš pasiemu vieną pirštinę ir ją užsidedu.
Užsidedu šitą vieną pirštą dėl to, kad aš dažnai tą detalę, kurią aš dažau, laikau rankose, o ne kažkokiuose spaustuvėliuose ar padėkliukuose, kad nebėgiotų. Tiesiog man tada netaip jau išmūrzina pirštus. Kadangi dažom dabar mes gaunasi su kaip ir tokiu bjauresniu dažu, kuris ir smirda ir panašiai. Tai tas rekomenduojama. Dabar aš esu tą gruntą prasiskiedęs aš esu buteliukė, tai jo tiesiai į rogafą taip įpilt ir dažyt, jum, jeigu turit naują, turbūt neišeis, nes jisai yra labai tirštas, jisai labai gerai skiedžiasi ir jo labai daug gaunasi jį skiedžiant. Tai turėkit galvoj, kad tiesiai gruntas šitas nelabai purškėsi. Nu va, man čia kaip ir viskas valio, aš galiu dažyti. Spjaudimus negirdžiu, nes aš dažniausiai klausau, kas vyksta. Tai galim pradėti nuo šį čia, kad jau čia yra ant vietos. Dabar įsijungsiu aš savo dažymo kamerą, tai gali būti šiek tiek ūžimo. Nežinau, kiek jo čia girdėsis per mikrofoną. Tikiuosi girdėsit ir mane, bet pasižiūrėsim pirmam kartui. Šitą dalį iš tikrųjų galima paimti užsisekt, bet dažniausiai, kad man neišlaiko jisai to tvirtumo, tai dėl to aš mėgstu dažyti ant rankų. Bet galim pabandyti, aišku, kaip matom, nelabai kas gaunasi, tai gal daugiau pažaidus ir gautųsi, bet pasidažom. Visą laiką dedu kaip ploną labai sluoksnį, tas ypatingai galioja amo dažams, nes jeigu juos užpilsit ir nebus, pavyzdžiui, dar paviršius prieš tai gruntuotas, tai jie turi tipo savaiminio išsilygdymo savybę, tai jos traukia, kadangi dažas nekimba, jis slystant negruntuoto plastikos įtraukiasi ir eina į lašus. Tai atkreipkite dėmesį į šitą dažant su amo, dėl to aš visus absoliučiai dažau labai plonai. Kai šitai apdžiūna, tada jau dažau storiau. Mr. Hobis džiūna gan greitai, amo irgi džiūna gan greitai, bet Mr. Hobis tvirčiau laikosi. Bent jau man. Tai iš esmės jisai toks jaučia apdžiūvęs. Jis neišdžiūvęs jokių būdų, bet apdžiūvęs. Tai aš tokį galėsiu nudažyti antram kartui storiau. Aš jį dabar pasidedu, kad pasilikt, kol dažysiu kitus, kas dar padžiūtų, duot laiko. Dabar nudažiau aš ir variklį, nes aš ant viršaus dažysiu jį to koperiu, naudosiu alkladą, nes tiesiog čia mano likutis, tai noriu šiek tiek apsimažinti tų likučių ir galiausiai turiu dažus, juos reikia naudoti. Būtų gerai, kad nereiktų dar kiekvieną kartą naujų dažų. Tai va, dabar to pačią eigą, kurią dažiau, vėl dažysiu visus, bet dabar jau storai. Kaip storai? Normaliai, nestorai. Turim nudažytas dalis. Mes čia galėsim su jom žaisti jau, kai jos išdžiūs pilnai. Dabar, kas gali nutikti būtent su šiom detalėm, kurias aš špakliavau. Tai dažnai sušveičiant po dažymo tos vietos, kurios buvo špakliuotos, pasimato, ar mes jas gerai sušpakliavom ar ne. Jos tiesiog matosi tik sutrynus tą špaklių, bet labai gerai pasimato, kai mes būtent uždažom. Tai čia matau, kad čia pranyko, čia apačioj kaip ir pranyko, čia pranyko.
čia pranyko. Čia pranyko. O, pasisekė. Bet būna, kad nudažiusi, matai, kad dar kažkas negerai. Tai palaukit, kol išdžiūs pilnai dažai. Palaukit ir tada pakartosit savo šveitimą. Šveiskit, neišpakliuokit, sušveis, nebent atsiranda duobė, kurią pamatot. Nu ir teks užsiimti vėl špakliavimą. Žinau, kad tai yra gal nelabai malonus procesas, bent jau man pačiam. Tai nepergyvenkit, bet taip būna labai dažnai. Man pačiam, kad aš sušveičiau, atrodo, viskas kaip ir gerai, bet nepakankamai gerai, tai reikia pakartoti. Dabar aš prasiplausiu aerografą su šiek tiek skidiklio ir aš, kadangi taupau dažą, aš jo neišpilu, aš jį supilu atgal į bunkutę. Jį praskiest gruntą nieks neatsitiks nuo to, svarbu, kad nepadauginto skėdimo. Svarysim aerografą dabar ir eisim turbūt toliau prie stalo ir tęsim šio modelio rinkimą.